kelionė tai buvo jau įmanoma tarp sunkiausių lyginti, tai viena iš sunkiausių. Sunkiu? Sunkiu? Taip. Labai sunkiu, taip. Tai buvo tikrai labai ilga kelionė ir esu dėkinga už ją, nes tai mus padarė tokiais, kokie esame dabar. Kiek buvo pasakyta ne, kiek buvo iš tiesų net nesvajota, kad iš viso bus ta galimybė, kad mes galėjom ir buvom pakankamai stiprus kvalifikuotis olimpiadą, buvo aišku jau po pirmų mėnesių su Alison sustojus, kad mes tenai tikrai galėsim sudalyvauti. Bet va tie pilietybių klausimai ir ta atmosfera, jinai labai buvo ant klaustuko. Žinoma, jiems tai buvo didelis nusivylimas, kai laiku negavo paso, po to įvyko didelis persikrovimas. Nuo tada viskas ėmė klostytis labai gerai. Jie dalyvavo Europos čempionate Lietuvoje, tai buvo vienas ryškiausių karjeros momentų ir manau, tai iš tiesų atvėrė duris gauti pasą bei suteikė viltį siekti olimpinių žaidynių Milane. Tie pakilimai ir nuopuoliai mums abiems sukūrė neįtikėtiną gyvenimą ir karjerą. Esu dėkinga už tai, nors kartais tai buvo labai sudėtinga.